Sveiki, mėly bitininkai, bičiuliai ir bitininkystės entuziastai. Čia kartu su jumis Lietuvos jaunųjų bitininkų asociacija Gintarinis Spiečius. Ir mes praeitose temose kalbėjom ir apie bites, ir apie medingus augalus, ir palėtėme bičių morfologiją. Nuo vaizdo įrašo pradžios, manau, kad jums jau kilo klausimas, kodėlgi bitininkas laiko bites. Tad šiandien mes aptarsime visus bičių produktus. Vienas iš pagrindinių bičių produktų yra medus. Medus senovėje buvo labai vertinamas, naudojamas net ritualinėse apeigose. Babilono gyventojai medų naudojo medicinoje. Yra aprašymų, kaip buvo renkamas ir vartojamas medus senovės Egipte. Medus yra natūralus ir pagrindinis bičių maistas. Jį bitės pagamina pačios iš surinkto nektaro. Perdirbdamos surinktą nektarą, jame esančią sacharozę, bitės keičia į gliukozę ir fruktozę. Subrendusiame meduje vandens kiekis neviršyje 18–20%. Pagal spalvą medaus rūšys varijuoja nuo bespalvės iki gintarinės ar rudos. Kuo daugiau meduje yra fruktozės, tuo medus ilgiau išlieka skystas. Priešingu atveju, jeigu meduje yra daug gliukozės, medus greitai susikristalizuos. Grikių, rapsų, aviečių, saulėgrąžų medus kristalizuojasi greitai, o akacijų ilgai išlieka skystas. Bičių meduje yra nemažai neorganinių ir organinių medžiagų, iš kurių paminėtini yra angliavandeniai, fermentai, organinės rūgštys, vitaminai ar baltymai. Šviežias medus turi labai mažą kiekį hidroksimetilfurfurolo. Tad jeigu mes medų laikysime šiltai ar net jį šildysime, jo procentas gali didėti. Taip pat šis cheminis junginys nėra naudingas pačiam žmogui, tad per didelį jo kiekių galima net ir apsinuodyti. Meduje yra ir daug fermentų, iš kurių paminėtini yra invertazė ir diastazė. Meduje yra organinių rūgščių, jos turi reikšmės medaus skoniui ir aromatui. Lemia didesnį medaus bakteriostatinį efektą. Iš mineralinių medžiagų vyrauja pagrinde kalis. Meduje yra ir kitų elementų, pavyzdžiui, geležies, fosforo, varo, silicio, nedideli kiekiai chromo, nikelio, sidabro, cinko, bario, aukso ar kitų elementų. Medaus aromatas priklauso nuo eterinių aliejų, kurių yra medingų augalų žiedų nektare. Medaus kristalizacija natūrali visų rūšių medaus savybė, išskyrus monoflorinį akacijų medų. Kuo drėgmės meduje yra daugiau, tuo ilgesnė yra ir kristalizacija. Ji prasideda palengva, formuojantis nuosėdų procesui. 18% drėgmės turintį medų galima ilgai laikyti. Medus susikristalizuoja ir koriuose, ir išsuktas. Kristalizacija nekeičia medaus savybių, keičiasi tik išvaizda. Yra skiriami du kristalizacijos tipai. Pirmas tipas yra, kai medaus kristalai yra didesni negu 0,5 mm. Antra rūšis yra, kai šie kristalai yra mažesni už 0,5 mm. Medaus kristalizaciją galima reguliuoti į medų dedant atitinkamas priemonės ir derinant sąlygas. Siekiant pristabdyti kristalizaciją, norint išlaikyti medų skystą, galima jį pasterizuoti, filtruoti ar paveikti ultragarsu. Lipčiaus medus pagal bioaktyvumą pats geriausias. Jis yra neflorinės kilmės, tai surinktas iš amarų išskyrų ir skiriasi nuo žiedų medaus. Jame daug mikroelementų, dažančių medžiagų, finoncidų, vitaminų, mineralinių medžiagų, sacharozės, mažiau invertuoto cukraus negu nektaro meduje. Ypač daug lipčioje yra šarminių metalų, kalio ir natrio druskų. Kadangi lipčiaus meduje mažiau vandens ir daugiau baltymų, jis 2 ar 3 kartus yra tirštesnis už žiedų medų. Vakarų Europoje jis yra pats brangiausias. Pagal antibakterinį poveikį pats aktyviausias yra spygliuočių lipčiaus medus. Šį medų nesunku atskirti pagal šiek tiek šviesesnę spalvą ir silpnai jaučiamą sakų prieskonį. Bičių šeimos maistui lipčiaus medus netinka, o žmogui jis labai naudingas. Vartotojų teikiamas medus privalo atitikti techninius patvirtinto standarto reikalavimus. Turi būti nurodyti medaus klasifikacijos rodikliai, ar tai monoflorinis, ar poliflorinis, ar miško, taip vadinamas lipčiaus medus. Laikant medų, bitininkams iškyla 2 problemos. Tai medaus kristalizacija ir medaus rūgimas. Jeigu meduje yra didelis kiekis drėgmės ir mielių, tai prasideda medaus fermentacija.
Norint medų ilgai išlaikyti skystą, rekomenduojama jį 5 savaitės laikyti nulinėje, po to iki 14 laipsnių temperatūroje. Taigi medų reikia laikyti sausose ir švariuose, neturinčiuose pašalinių kvapų patalpose. Medaus negalima laikyti cinkuotuose, variniuose, švininiuose induose arba indeliuose iš šių metalų lydinių. Pagal S standartą garantinis medaus galiojimo laikas 24 mėnesiai prasideda medų supylus į indelius. Teisingai laikomas medus gali būti tinkamas maistui neribotą laiką. Na, o aprašymą apie medaus sudėties ir kokybės reikalavimus paliksime video aprašymo apačioje. Bičių vaškas. Vaškas yra bičių vaško liaukų sekretas, skirtas koriams siūti. Bityno vaškas gaunamas iš korių, juos tirpinant saulės lydytuve, kaitinant garu ar karštų būdu presuojant. Siūdamos korį, bitės įsidėsto į kogio formos užuolaidą. Susikabindamos kojelėmis, jos sudaro grandinę bičių. Tarpusavyje jos palaiko 33-34 laipsnių temperatūrą, reikalingą vaško žvynelėms gaminti. Vaško liaukos pradeda dirbti, kai bitė sulaukia 3-5 dienų amžiaus ir suintensyvėja 7 dieną, kai bitė pradeda triūsti dėl medaus. Norint gauti kilogramą vaško, reikia apie 4 milijonų žvynelių, o jų svoris tik nuo 0,25 iki 0,8 mg. Bičių vaško spalvų gama nuo balto iki tamsiai rudo. Spalva priklauso nuo korių amžiaus, vaško laikymo ir kitų priežasčių. Vaškas renkamas nuo avilių sienų ir rėmelių, likę po medaus išsukimo ir taip toliau. Į bendrą masę patenka išbrukuoti koriai, korių gabalai, vaško dangteliai. Prieš tirpdant vašką jis yra plautinamas šiltame vandenyje ar tiesiog su gariniu lydytuvu yra išlydomas. Aukščiausios rūšies vaškas yra baltas ir gaunamas iš ką tik pasiūtų korių. Vaškas yra beskonis, malonaus kvapo, plastiškas ir limpantis prie pirštų. Žiedadulkės. Žiedadulkės tai žiedinių augalų vyriškos lytinės ląstelės. Žiedadulkėse yra daug retų maisto medžiagų, visų rūšių baltymų, 35% cukraus, 2% riebalų ir 2% mineralinių medžiagų bei daug vitaminų. Žiedadulkės yra renkamos specialiais rinktuvais. Žiedadulkės privalo būti surinktos per pirmą parą, mat žiedadulkės gali greitai būti užterštos įvairiomis grybų sporomis ir pradėti gesti. Surinktos žiedadulkės yra užšaldomos arba iš karto yra džiovinamos ir valomos. Žiedadulkės iš nektarą bei žiedadulkės teikiančių augalų neša bitės rinkėjos, sudėdamos jas į korių akutes avilyje. Žiedadulkės tampa bičių duonele, tai baltyminis bičių ir jų perų maistas. Bitė rinkėja vienu skrydžiu į avilį parneša 15 mg žiedadulkių. Taigi 1 kg žiedadulkių surinkimui bitė privalo atlikti 67 000 skrydžių. Žinoma, kad vienai lervutei užauginti prireikia virš 100 mg žiedadulkių. Todėl 10 000 bičių, tai yra 1 kg bičių, būtina turėti nuo 1 iki 1,5 kg žiedadulkių. Taigi vidutinio stiprumo šeimos bitės per vienus metus suvartoja nuo 25 iki 30 kg žiedadulkių. Dėl savo ypatingų savybių bičių surinktos žiedadulkės naudojamos žmogaus maistui papildyti, kaip natūralus medikamentas gydant įvairias ligas ir gaminant apiterapinius preparatus. Bitės žiedadulkės ir duonelę naudoja perams, žmogus kaip labai koncentruotą dietinį bei gydomąjį koncentratą. Bičių duona. Bičių duona tai natūralus produktas, kurį sudaro bičių surinktos žiedadulkės, sudėtos į korio akeles ir skirtos bičių šeimos baltyminio maisto atsargoms. Be medžiagų, kurios yra randamos žiedadulkėse, randama 3% pieno rūgšties. Žiedadulkių virsmas bičių duona prasideda jas patalpinus į korio akutes. Bitė žiedadulkės nuo kojų nubraukia į korio akutę ir jas suspaudžia. Nuo suspaudimo laipsnio, oro pūslių ir drėgmės pašalinimo priklauso žiedadulkių virsmo bičių duonele greitis. Korio akutėse žiedadulkės veikia biocheminiai fermentacijos procesai. Juose dalyvauja bakterijos pseudomonas, laktobacillus ir grybelis saccharomyces, iš kurių išimta duona atrodo kaip nevienalyčiai žirneliai, išlaikę korio akelės formą. Išimta iš korių duona yra tamsiai geltonos ar rudos spalvos. Trapi. Duonos skonis gali būti salsvo, rūgtelėjusio ar karstelėjusio skonio. Bičių pikis arba propolis yra kai kurių medžių, trešnių, vyšnių, eglių ar kitų augalų pumpurų, jaunų ūglių ir lapelių dervos. Bičių perdirbtos su nedideliu liaukų išskyrų priedu ir naudojamas avilyje įvairiems plyšiams užlipinti.
juo užkamšami avilio įtrūkimai, skylutės ar padengiami avilyje nugaišę priešų lavonėlį, jeigu bitės nepajėgia jų išnešti. Pikis šviesiai ruda medžiaga ar tamsiai rudo ir žalsvų atspalvių. Jis sunkiai tirpsta vandenyje, lengvai eteryje ir spirite. Avilio viduje, kur šilta, jis yra minkštas, aplinkos temperatūroje lūžta ir trupa. Pikio sudėtyje yra nuo 50 iki 55% dervų ir balzamų, apie 30% vaško, 15% eterinių aliejų ir 5% žiedadulkių. Pikį bitės perneša jį kaip žiedadulkis ant užpakalinių kojelių. Bitininko pikis yra renkamas visą bičių aktyvųjį sezoną, valant aviliuose skiriamuosius rėmelius, lubelių lentutes ar specialius pikio rinktuvus. Pastaruoju metu pikio spiritinės ištraukos, tepalai ir kiti jo preparatai plačiai vartojami kaip gydomieji. Dėl savo vaistinių savybių pikis jau 100 metų naudojamas žaizdoms gydyti. Surinktą pikį patariame pakuoti į plastikinius maišelius, o juos dėti į medinės popieriumi išklotas dėžutes. Bičių pienelis yra bičių darbininkų žandų ir ryklės liaukų sekretas, kuriuo per pirmąsias 3 dienas maitinamos bičių darbininkų ir tranų lervutės, o motinų visą laikotarpį. Pienelis tai drebulinė, tasi, vientisa masė, šiek tiek smulkiai grūdėta. Spalva gelsva arba gelsvai balsva. Kvapas lengvai aromatingas, skonis aitrokai rūgštus. Priemaišų nėra, kartais pastebimi žiedadulkių pėdsakai. Šviežias bičių pienelis turi nemažai vitaminų, baltymų, angliavandenių, lipidų, pelenų ir nenustatytų medžiagų, kurios sudaro apie 5%. Jame taip pat yra hormoninių tipo ir antibiotinių baktericidinių medžiagų. Bičių pienelį galima rinkti šeimose be motinos arba su motina. Dažniausiai bičių pienelis yra renkamas šeimose, kur yra atimta bičių motinėlė, kadangi bitės darbininkės greičiau užpildo motininės akeles bičių pieneliu. Būtent su keltuku perkeliama 1 ar 2 dienų išsiritusios lervutės į lopšelį. Šis lopšelis dedamas ant laikiklio ir dedamas ant rėmelių. Kada bitės pripila bičių pienelio lervutėms, kurie yra išimami iš avilio, su keltuku vėl pašalinamos lervutės, o bičių pienelis yra surenkamas. Bičių pienelis turi būti laikomas steriliuose, šviesiai atspariuose indeliuose nuo 0 iki 4 laipsnių temperatūroje. Dėl savo savybių, gausaus vitaminų ir amino rūgščių kiekio, bičių pienelis vartojamas gaminant imunitetą stiprinančius, stimuliuojančius, apiterapinius ir kosmetinius preparatus. Ir galiausia, bičių nuodai. Tai bespalvis, aitriai rūgštaus skonio, tirštas specifinio kvapo skystis, kuris greitai kristalizuojasi. Nuodus sudaro pagrinde baltymai, mineralinės medžiagos, fermentai, hormonai, eteriniai aliejai ir kitos lakiosios medžiagos. Bičių nuodai yra surenkami specialiais aparatais. Leidžiant elektros impulsus yra sunervinamos bitės, kurios bando gelti į stiklą. Ant stiklo palikti nuodai susikristalizuoja ir yra surenkami. Bičių nuodai yra naudojami apiterapijoje, gydant reumatą, taip pat farmacijoje gaminami įvairios paskirties tepalai. Tai kol kas tiek apie tos bičių produktus. Ne visus, aišku, produktus mes aptarėme, tai toks šioks jums namų darbas pasižiūrėti, kasgi yra bičių apilarnilas. O kol kas tiek. Čia su jumis buvo Lietuvos jaunųjų bitininkų asociacija Gintarinis Spiečius. Būtinai palikite komentarą, koks medus jums yra skaniausias. O jeigu netingėsite, tai pasidalinkite šiuo vaizdo įrašu su kitais bičiuliais. Iki!